Boah, das ist da ist ein bisschen und so. Norėčiau pristatyti jums šio programoje skelbto ritualo atlikėją, taip sakant, labai garsią Latvijos žiniuonę, žolininkę Ilzę Jansson. Apie 40 metų ji atkūrė labai seną baltiškąją sveikatingumo sistemą. Bet šiandien mes pristatom jos naują darbo kryptį. Pirmą kartą lietuviškai pasirodė šiose knygose pačios seniausios latviškos apeiginės dainos išverstos į lietuvių kalbą. Jų yra išlikę apie 2000 ir kiekviena iš jų yra skirta kažkuriai gyvenimo dienai, įvykiui ir ypač svarbios yra gamtos ritualams. Ir šiandien mes turėsime galimybę, vedant Ilzę Janssonei, kartu atlikti ypatingąjį senąjį dvigubą ritualą. Saulės, žemės apsaugos ir kiekvienas savo apsaugos. Tėvų žemės apsaugos, mūsų baltiškosios žemės apsaugos. Kodėl ji nori atlikti tą ritualą? Ilzė pati papasakos ir Neringa išvers. Mes kartu pabandysim išversti į lietuvių kalbą, o jūs visi gausite arba latviškus, arba lietuviškus tų ritualinių dainų tekstus, kuriuos kartu mes visi čia ir atliksim. Kas norėsit, dainuosit, kas norėsit, tik tarsit tuos žodžius, be jokio abejonių viskas veiks kartu su garsais, žodžiais, ugnimi, žolėmis ir visu tuo, kuo gyveno mūsų senieji protėviai. Žodis Ilzei. Скажи, что дайна — это магическая форма, 480 и интегрированная Taip Ilzė prašo pasakyti, kad kiekviena tokia apeiginė daina tai yra tik tai ne daina mūsų lietuviškųjų supratimu. Mes neturim to žodžio, kuris apibūdintų latviškasias apeiginės dainas. Tai ne giesmė, ne daina, tai dar kita muzikos, senos muzikos, apeiginės, net ne muzikos rūšis. Ir kiekviena daina yra tik tai 4 teksto eilutės ir ji veikia 3 lygiuose. Ir žemiškajam, ir energetiniam, ir dieviškajam. Apie tai visą toliau pati Ilzė, o šitą knygą tikrai labai įdomią, labai prasmingai parašytą. Jūs galite ar čia įsigyti, ar Ugniaus Liogės atidarytam Vilniuje knyginėlėje etno parduotuvėje Ragainė, kurią galbūt daug kas jūsų jau žino. Pradedam. Labą dieną, ačiū, što ateik visi čia, ne? Posakyti, nes esam pateikti ir ten, sėjiškai, tas priešinkai, seniai žuvęs, Mes esame dėkingi tai civilizacijai, kuri užkodavo žinias, kurios pasiekė mus tautosakos pavidale iki šių laikų, tamsos laikų galima taip pasakyti. Visi domo, darbuoja jisai, namėnės eigoja, dirbs tada namės esame, lamėnės eigoja. Dabar rimta,
mes bandysime šiuo ritualu padaryti taip, kad tai, kas nori mūsų sunaikinti, jiems nepavyktų. Tas ir roks tikai latviešu vispār. Latviešu saprot? Jā. Es teikšu skaļāk, ja? Jā, varētu. Jā. Tātad ir veikts milzīgs darbs pret mums apakšējiem spēkiem, augšējiem spēkiem, tie, kas ir pa vidu starp abiem augšējiem slāņiem un zemējiem, ja? Bet ir lietas, kas jādara arī pašiem, un katrs var darīt, kā Rainis teica. Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek, un katrs dara savā līmenī. Mazākā, lielākā, un zintnieka vēl lielākā. Kovos didžiosios dvasios iš aukštųjų jėgų ir su nelabai gerom dvasiom iš apačios, sakykim, bet mes, būdami tarp jų, galime taip pat nuo savęs kažką padaryti, kad ir mažo, bet tiesiog prisidėti prie to didžiojo reikalo. Un šīs formulas, kas ir grāmatā, var skaitīt rītā vakarā, vai piektvakarā, vai arī lielā svinamajā dienā. Ir šiuos ritualus, šias formules galima atlikti, sakykime, kas 5 dieną, tai būtų senoji baltiška savaitė, ne 7 dienų, 5, bet taip pat. Mums ir 5 dienu nedēļa, bija piektvakarš ceturtdien un piekdien sakrālām darbībām. Un senais kalendārs ir manā grāmatā. Jos knygoje taip pat šis senasis baltų kalendorius, apie kurį galima sužinoti iš tautosakos, yra aprašytas 5 dienų savaitės. Tai 5 diena būtų šventa, tai labai tinkama ritualams šitiems atlikti. Sakrālās darbības. Švento... Sakrālās. Šventuves ies bažnycas un bažnyca, ja? Ja domāju, iepakoņi tur, da? Jā, pa latviski, ja? Tātad iet vēl joprojām runas, ja? Vai mēs izdzīvosim kā nācija baltu tauta, vai mēs neizdzīvosim. Šaubu nav, ka mēs izdzīvosim, un par to liecina dainas, jo tā civilizācija, kas šīs dainas atcerēja, ielika senā zināšanas, kā dzīvot tālāk, līdz katram sīkumam instrukcijas un sakrālās darbības. Didelis klausimas, ar mes kaip baltų tautos išgyvensime ar ne, bet iš tų dainų senovės mes galime tokį pozityvų ateities spėjimą numanyti, kad mes išgyvensime, nes ten viskas iki smulkiausių dalykų surašyti. Lai sacerētu tādas formulas ar tik milzīgām zināšanām un vairākos slāņos tulkojumus līdz augstākām darbībām, mūsu atzīves darbībām, tas bija milzīgs darbs un bija vajadzīgs milzīgs zināšanas un ļoti augsta kultūra. Tam, kad visą tai sutalpinti liaudies dainuose, tautosakoje, nuo mažiausių dalykų iki aukštų labai temų, buvo reikalingas milžiniškas darbas. Un viņi to nebūtu darījuši, ja viņi nezinātu, ka nāks atzimšanas laiks caurtums periodam jāizdzīvo, un tikai tādā veidā šīs zināšanas varēja saglabāt. Šifrētā veidā, simbolu veidā. Un viņi zināja, ka būs tāds kā mēs, kas atšifrēs tagad šīs zināšanas. Un tas dod pārliecību, ka mēs izdzīvosim kā tauta. Jeigu jie nebūtų numanę, žinoję, kad ateis toks atgimimo laikas kaip dabar, jie nebūtų iš viso šifravę tų žinių. Citādi viņi to nebūtu darījuši. Jiems nebūtu buvę tikslo tai daryti. Un kad tas lielais tums laiks tagad ir pagājis, tad visi nesaprot, ko darīt, kā sāk dzīvot. Dainās ir instrukcijas 2 miljoni dainas, ir sadzīves dainas. Līdz pēdējām sīkumām instrukcijas, kā dzīvot savā starpā cilvēku attīstīt, kā aust, kā gatavoties, kā māju celt, kā iekārtot, kā zīmēt, līdz pēdējām sīkumām. Atliek tikai darīt. Šīs ir sakrālās dainas, ko es iztulkoju cīņas dainas pret tumspēkiem un uzveiksmi, bet būs arī citas grāmatas ar sadzīvēm. Tose dainuose yra, dabar tam
tamsiausias laikas iš esmės jau yra praėjęs, yra atgimimo laikas ir kaip mums gyventi toliau, kaip mums tvarkyti savo gyvenimus, pradedant nuo to, kaip naudotis ženklais, simboliais, iki kaip tvarkyti savo gyvenimą, visa tai yra randama dainose, kurių yra užrašyta net 2 milijonai. Rītīgi jau nepārtulko, bet apmēram viņi, jā. Sakykime, Ko var darīt, jā, labi. Bet pastāst, ka mēs zem nostargājam 2012. gadā, 12. dienā. Jā, tādēļ, ka mēs veiksim šodien īstās darbības, tas nebūs teātris. Un rituāls vienmēr notiek pirms darbībām, ja? No sākuma iet rituāli ar ievadu un tādu scenāriju, un tad sākās īstās darbības. Un vislielākās kļūdas ar iztādiem uguns rituāliem un saules rituāliem ir tas, ka uztais rituāli un viss aiziet. Tad priekš kam tas rituāls bija? Mums šodien būs aizsardzības rituāls, tādu darbību, ja? Dabar mes turėsime apsaugos ritualą ir jį pradėsime prieš darbą. Un pirms darba vienmēr ir uguns rituāls, saules rituāls, ja? Lai varētu veikt baltā dievu aicinājumu. Ne melnā, ne Jahvi aicināsim, ja? Bet balto dievu Jāni aicināsim. Un augšā ar mums būs dievu dievs. Bet uz viņu var tikt caur sauli, kā caur komentāru. Ir tai nebus kažkoks teatras, tai bus iš tiesų tikras ritualas. Mes jį skirsime tikram darbui skirtas. Ne juodajam dievui Jahvei, bet baltajam Janiui, vidurvasario dievui. Ir aukščiausiasis dievas, į jį galima kreiptis per saulę. Un tā jūs redzēsiet, tā saule sāk. Kiekvieną dieną, į dieną po 6 valandas, mes pranašystės. На Землю они помогают уничтожить вайдeni. Viņi palīdz iznīcināt Zemi. Reptīļi no Marsa, reptilīti, cenšas iznīcināt cilvēkus un Zemi ar visiem kokiem un zālēm. Mēs tad cīnīsimies par to, lai būtu zālēm. Reptilijos iš Marso nori iznaikinti Žemę su visais augalais ir mes bandysime tam užkirsti kelią. Un Bībeles vārds ir ļoti. Ir Biblijos raštai tai patvirtina. Mēs viņus atkodējām, visas atkodējām. Ir mes juos atkoduojame ir nuimame. Jā, bet tagad jātīra. Bet taip pat reikia švarinti ir save. Jā, informācija. Kadagys nuima nuo žmonių negatyvią informaciją, pelynas taip pat. Špionaža. Если я kaut kas dokumentus, ja, projekts vai jauns Jeigu norite kažkokiam naujam kurte, naują erdvę apvalyti, tai jonažolė, kuri latviškai yra vadinama kraujo žolė. Tam labai tinka. Saule brauca augšušā, dzelteniem īkumeņiem. Neties vidā, netiek uzsā, neceļā idusinām. Saule brīdā pārezēra, vaina ziņu vien redzējam. Caur spīdē zelta purpes, caur sudraba ūdeņiem. Saule savus kumelīņus jūriņā īpeldināja. Pati sēdēja kalniņā, zelta groži rociņā.
Pati sēdēja kalniņā, zelta groži rociņā. Saules meitas dieva dēli, pārdaugavo rokas zēsta. Tik tie zelta grēzeņi, nesapīrā Daugavā. Tik tie zelta grēzeņi, nesapīrā Daugavā. Es dalīt vēl apšķirt. Kam vajag dalīt vēl vakarā lampu? Aiziņiemi, kalniņiemi, svešas pārus siltinām. Aiziņiemi, kalniņiemi, svešas pārus siltinām. Lec saulīte rītākri, kur tik ilgi kavējies, par bērnīno saluši, šo mēžu zvaigznām. No saluši, šo mēžu zvaigznām. Strīdās ar mani, un tas, ka tās dēļas ar pārējo vienu. Kadangi mes praeitie buvome visos trys baltų tautos kaip viena, latviai, lietuviai prūsai, ir dabar turime vertimus lietuviškus latvių dainos, galime dainuoti. Jūs, kas turite lietuviškus žodžius, dainuokit lietuviškai, mes latviškai, tuo pačiu metu. Ritmas iš esmės. Nes jeigu išversim esų kalbą, tai mums būtų maža. Mes turėsime mažą strukelį, o estiškai būtų pusė puslapio gautas. Bet lietuvių kalbą, kadangi panašios labai, toks pats. A по-русски это у нас было 5 teikumus. O tam, kad į rusų kalbą išversti, reikia 5 sakinių iš viso, kad vieną stulpelį išversti. Tai kadangi lietuvių ir latvių variantai tokie patys, ritmas vis tiek išsisaugos, ir mes dainuosime kartu, skirtingomis kalbomis.
atrasti, Dievs ienāk istabā, Dievs ienāk istabā, stājās mūsu pulciņā. Dievs ienāk istabā, stājās mūsu pulciņā. Mēģina Dievu krustupāšanas. Lai Dievu palīgs esam tam, ko mēs šodien paveiksim. Lai Dievu, visu, ko mēs darīsim ar Dievu padomu un palīdzību. Viską, ką mes šiandien darysime Dievo valia ir su jo pagalba. Dieva pagalba, Dieva patarime. Visi žmonės kartu dainuokime, jūs tiesiog lietuviškai, mes latviškai. O jūs filmuokite irgi žmonės dainuojame. Ja. Ko Dieviņš man iedod, to ieliek ķeselē. Ko Dieviņš man iedod, to ieliek ķeselē. Tev, Dieviņa, spēks arī te tev naudiņas dalīšana. Tev, Dieviņa, spēks arī te tev naudiņas dalīšana. Šim saujiņu, tam saujiņu, man ar visu riekšaviņu. Šim saujiņu, tam saujiņu, man ar visu riekšaviņu. Auču, auču, viču, viču, man deviņi kumeli. Auču, auču, viču, viču, man deviņi kumeli. Trīsas jājas, trīsas brauc, trīs pie rokas vedi man. Trīsas jājas, trīsas brauc, trīs pie rokas vedi man. Apēdilti visas kādu sežanēju kumeli. Apēdilti visas kādu sežanēju kumeli. Iekuļoti naudiņām. Mīļā mārgovi skaita vidolā sēdēdam, mīļā mārgovi skaita vidolā sēdēdam. Dod Māriņa to gosliņu, kas no sīntāk likās. Dod Māriņa to gosliņu, kas no sīntāk likās.
Mans lielais rudu Mans lielais rudu lauks, zelta migla nomigloja. Mans lielais rudu lauks, zelta migla nomigloja. Tas man nes zelta naudu no salāmes pilsētām. Tas man nes zelta naudu no salāmes pilsētām. Dani. Jā, bet te katrs darīties ar savu biznesu. Tu dari tu. Sakara dobem augstajā kokā. Tu dari tu. Augstajam kokam ir 9 zāvi. Tu dari tu. Kā higzara galā ir 9 lapas. Tu dari tu. Lapas galā ir 9 žiedi. Tu dari tu. Žieda galā ir 9 ogas. Tu dari tu. Atskrēja bitīte, paņēma vienu. Tu dari tu. Aiznesa mīļmāra šūpulēji. Tu dari tu. Antra puse. Dabar priešingą kryptį nusuksime, vaizduokot kvotą atsiesmę mūsų. Dainos vardus. Sajai Brahmani. Dabar galime išversti tos dainos labai senos, gražios žodžius greitai. Sujojo narsuoliai į aukštą kalną, sukorė kalavijus į didelį medį. Medyje yra 9 šakos, kiekvienos šakos gale 9 lapai, kiekvieno lapo gale 9 žiedai, kiekvieno žiedo gale 9 uogos. Atskrido bitutė, paėmė vieną ir įmetė į žemės deivės Maros lopšį. Dabar į priešingą kryptimį suksimės. Sajāja Brahmani augstajā kalnā. Tu dari tu. Sakara dobenu svētajā kokā. Tu dari tu. Augstajam kokam ir 9 zāri. Tu dari tu. Izsara galā ir 9 lapas. Tu dari tu. Lapas galā ir 9 ziedi. Tu dari tu. Zieda galā ir 9 ogas. Tu dari tu. Atskrēja bitīte, paņēma vienu. Tu dari tu. Aiznesa māras šūpulēji. Tu dari tu. Pasaulē. Dabar vėl suksimės. Trečia kārta, pasaulē. Suksimės pagal laikrodžio rodyklę. Sajāja Brahmani augstajā kalnā. Tu dari tu. Sakara dobens augstajā kokā. Tu dari tu. Augstajam kokam ir 9 zāri. Tu dari tu. Ikzara galā ir 9 lapas. Tu dari tu. Iklapas galā ir 9 ziedi. Tu dari tu. Izzieda galā ir 9 ogas. Tu dari tu. Atskrēja bitīte, paņēma vienu. Tu dari tu. Aiznesa mīļmāra šūpulēji. Tu dari tu. Tagad mēs beidzam šitā, un katrs es iesu par sevi, bet katrs savu vārdu notikšanu, un mēs Dievs. Tā ir prasa, ka tikai pēc tam dziedās,
dabar ji dainuos savo žodžius, bet kiekvienam iš mūsų taip pat reikia savo vardą, žodį. Galvojant apie save. Dainuoti. Dievo Kristų varmėti. Dievo kryžius mano stotui. Ne navas kryžius, bet šitas kryžius ir Dievo kryžius. Šitas tai. Medien Dievu Kristu pārdo manu augumeņu. Tādien Dievu sētu apto manu augumeņu. Ir tegul būna Dievo sodyba aplink mano stotą.